Labą dieną dar kartą. Gal dar palaukime? Aš negirdžiu tik Martynai jūsų. Vienas vienas. Ar Dar yra garsas? negirdžiu. O dabar palaukit, gal aš čia klydau. O dabar? Aš jūs girdžiu visą laiką. Taip, girdžiu. Tai gal dar šiek tiek palaukime. Aš nežinau, kiek prisijungia dabar, nematau, Ai, matau, jau keletas prisijungia. Gal dar šiek tiek palaukime keletą minučių ir galėsime pradėti. Galit man gal trumpai papasakot apie savo veiklą, kaip jinai gimė pas jūs, iš ko jūs rutulioja, kaip jūs esate ten, kur esate, kaip atsiradot. Tai visų pirma, sveikos merginos, kas jau prisijungė, labas Martynai. Tai mūsų veikla jau keletą metų yra vykdoma. Tai anksčiau buvo Rasa, kuri įkūrėja buvo šio projekto, o dabar perėmėme mes, naujieji savininkai, ir aš esu Ieva, kuri esu kaip ir pagrindinė dabar šio viso projekto vykdytoja, administratorė, moderatorė, kaip tai be pavadinsi. Ir iš tikrųjų mūsų tikslas yra šviesti merginas įvairiausiamis temomis, suburti jų tą būrį, klubą, padaryti jį kaip bendruomenę, kad kiekviena vieną kitą motyvuotume ir judėtume pirmin. Tai iš tikrųjų merginos yra iš skirtingų sričių, tai vienas yra veiklios, kitos verslios, kitos gal turi savo verslą, trečios gal studentės, kitos turi mylimą darbą arba nemylimą darbą, nori jį pakeisti arba tiesiog nori kažkokių naujų žinių įgauti. Tai ir mūsų yra tikslas sukurti tą bendruomeniškumą, skatinti kūrybiškumą ir taip pat tuo pačiu verslumą. Ir mes labai norėjome tokios panašios temos, kaip šiandien ir kalbėsime, kaip ir jūs kalbėsit, Martynai. Tai ši tema, aš manau, yra visiems labai aktuali, nes stresas tai yra veiksnys, kuris sukelia tas ligas ir tai mus pamoko, kad gyvenime reikia sustoti ir kažką pakeisti arba daryti lėčiau. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šiandien turime jūs ir noriu jums pristatyti visiems prisijungusiems, kad Martynas Driukas, mūsų lektorius šios dienos, yra filantropas, meditacijos mokytojas bei taikomosios psichologijos dėstytojas. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad esate čia ir tuomet perduodu jums badžias į rankas. Taip, malonu, Ieva, ačiū. Galvoju, kiek verslios moteris domisi psichologija, saviugda, turbūt iš tikrųjų visai nemažai. Dabar gal kai tokie laikai, kai verslumas eina labai arti su coachingu, coachingas labai arti su psichologija, psichologija arti su metafizika, o metafizika arti su visata, su Dievu. Tai tam tikras tiltas toksai, man atrodo, visi daugiau mažiau tampa vienaip ar kitaip vis platesnių pažiūrų. Tikrai taip. Aš manau, taip. Ir šiuolaikinis pasaulis, kai jis yra toks greitas ir viskas vyksta taip greitai, man atrodo, mes neišvengiame to streso ir tų ligų. Tai aš manau, kad labai yra šita aktuali tema ir visiems yra labai svarbi ir tiesiog reikia įsiklausyti ir pasisemti kažkokių naujų žinių arba pakartoti jas. Taip, tai mes pabandysim šiandien taip, kaip čia tą 1,5 valandos susisuksim, ar iki 2 valandų. Temos gali būti labai įvairiai pjaustomos ir įvairiais rakursais. Tai mes pradėsim iš tikrųjų, paimsim šiandien tokius, pagalvojau, kad paimsim 3 rakursus. Dvasinį, ajurvedą, tibeto mediciną ir psichosomatika, tokia kaip daugiau iš psichologinės pusės tokios. Ir pažiūrėsim, kaip jie visi šitie 3 pjūviai atveria ir yra iš tikrųjų randasi vienas kitame. Tai apie mane nėra čia ką daug ir šnekėti. Iš tikrųjų galim pradėti mūsų tokį įvadinį pokalbį nuo šitos skaidrės. Kasgi čia nupiešta?
Tai yra dalis piešinio, kuriam yra 2,5 tūkstančio metų. Tai yra, visas piešinys yra, vadinasi, samsaros ratas. Ten yra dar daug išeina iš šonus piešinio. Čia pats centras. Samsara yra toksai terminas joginiai filosofijoje, budistiniai filosofijoje, kad nesąmoningas persikūnimas, būtent gyvenimas, žmogiškas gyvenimas, gyvūniškas gyvenimas, pragarai, visa tai nesustabdomai sukasi ir vis kartojasi. Ir lygos, senatvė, stresas, visa tai sukasi ir tai yra samsara. Reiškia, kančių ratas, sukasi ratas samsara. Pasikartojanti istorija. Jeigu taip tokį beveik pažodinį vertimą padaryti, tai pasikartojanti istorija. Ir nuo ko ta pasikartojanti istorija prasideda? Tai jeigu mūsų gyvenimas iš tikrųjų, mes gimstam ir pradėm gyvenimo tokie nelabai galūs, priklausom visiškai nuo tėvų, nuo jų malonės, nuo kas galima, kas negalima, paskui mokykla, paskui priklausomi nuo darbdavių, priklausomi nuo pinigų, priklausomi nuo paskolų, priklausomi nuo antros pusės, nuo vaikų, paskui nuo ligų, nuo senatvės ir viskas vėl iš naujo. Tai nuo ko visos problemos prasideda? Tai jeigu tai paėmus visą tą tokį platų požiūrį ir visą šitą gyvenimą mes šiandien pabandytume trumpai pažvelgti tik tai per ligų rakursą. Per ligų rakursą, ko jos mus moko ir ką jos mus nori pasakyti. Tai pačiam centre viso ko problema ir viso ko pradžia yra 3 gyvūnai centre. Jūs matote kiaulę, čia yra kiaulė, kiaulė įsikandusi gaidį, gaidys įsikandęs gyvatę, gyvatė įsikandusi kiaulę. Ir tai yra pati pradžia. Pati pradžia, kodėl mes turime ligų, turime problemų, turime streso ir kodėl neteisingai suvokiame save ir gyvenimą. Mūsų požiūris, kodėl mūsų požiūris yra neteisingas. Tai numeris 1 yra kiaulė. Kiaulė simbolizuoja neišmanymą. Reiškiasi, mes nesuprantam savęs, kad esame Dievas. Tai yra pagal budistinę filosofiją ir jeigu taip perfrazuoti krikščioniškais terminais, mes nesuprantame, kad esame absoliutas. Mes galvojame, kad esame riboti, mirtingi, neįgalūs, tapatinam save su fiziniu kūnu, o ne su visa visata. Ir reiškiasi, kažkada labai labai senai, o gal ir nelabai senai, mes kaip absoliutas pagalvojame, kad esame riboti, ir ta mintis mus įkalino mūsų nesibaigiančiose mintyse apie savo ribotumą. Ir tai simbolizuoja kiaulę, neišmanymą. Kad mes neteisingai suvokiame, kas mes esame, ir iš to neteisingo suvokimo, kas mes esame, kyla nesibaigiančios problemos. Ir pirma nesibaigianti problema tai yra sekantis gyvūnas. Kaip užsisuka reiškiasi, mes tapę riboti ir manydami, kad esame laikini, manydami, kad esame nepilnavertiški. Mūsų užvaldo, aišku, norai. Ir sekantis gyvūnas simbolizuoja norus. Gaidys simbolizuoja troškimą. Geismą, troškimą ir nesibaigiančius norus. Taip, toksai gyvūnas, turbūt esate matę. Kaimuose gaidys ir vištidiai. Reiškia, užtenka vieno gaidžio, nes jisai turi tokį nepasotinamus troškimus. Taip ir, vadinasi, antra mūsų problema, antra mūsų yda, kuri susiformuoja iš neteisingo savęs supratimo, iš riboto savęs supratimo, susiformuoja nesibaigiantis norai šiame pasaulyje išorinėme. Noriu pasiekti tą, noriu turėti tą, noriu būti toks, noriu būti anoks, noriu būti tokia, noriu būti kitokia, noriu turėti tą, noriu neturėti to, noriu, kad šito nebūtų, noriu, kad šitas būtų. Ir jeigu pažiūrėsim į vaiką, dažniausias vaiko žodis mažamečio tai yra noriu. Mama nori to, tėti nori to, noriu. Visko vaikai nori. Ir tai yra mūsų tokia žmogiška, žmogų apibūdinantis dalykas, nesibaigiantis norai.
Kadangi visų norų mūsų neįmanoma patenkinti, mumise formuojasi antra yda, antra mąstymo klaida. Tai yra simbolizuoja gyvatę. Sekanti mąstymo klaida, kylanti iš nepatenkintų norų, yra pyktis. Natūralu, kad mes pykstame, kai negauname tai, ko norime. Arba gauname tai, ko nenorėjome visai. Taip. Ir reiškia, pyktis didina mūsų vėl neišmanimą, kai žmogus apimtas pykčio, jo intelektas pradeda gerokai prasčiau funkcionuoti. Kai žmogus apimtas emocijos ir pykčio, jo atmintis, jis nebegali naudotis konstruktyviai savo atmintimi, daryti teisingus sprendimus ir mes gerokai žinome pakankamai daug, kad žmonės apimti pykčio pridaro daug visokių prastų dalykų, dėl kurių po to gailisi. Reiškia, intelektas kaip ir išnyksta. Tai toks intensyviausias pikas mūsų emocijų, iš esmės, kai mes esate apimti įtūžio, pykčio, destruktyviausia emocija. Žmonės, kurie žudosi, irgi yra praktiškai, tai yra antra forma pykčio, gal ne antra, tokia sekanti, kai žmogus jaučiasi beviltiškai. Beviltiškumas ir pyktis eina koja kojom. Tai yra panašios vibracijos, sakykime taip. Ir štai mes turime tris gyvūnus, dėl ko ir kyla pas žmogų ligos. Tai neteisingas savęs supratimas. Iš neteisingo savęs supratimo kiaulės kyla neteisingi norai. Iš neteisingų norų arba prisirišimų prie norų. Ir aišku, kad ne visi norai įsigyvendina mūsų gyvenime. Kyla natūraliai pyktis. Reiškia, tai yra pagrindinės 3 emocijos, kurios ir sukelia ligas pagal Tibeto mediciną ir pagal Ajurvedą. Tai yra 3 kaltininkai pagrindiniai. Mes prie to prieisim smulkiai po to, kaip visą tai daina iki ligos. Bet va toksai įvadas mūsų aplamai, kur yra pati pradžia, kad mes imam pačią iš esmės esmę. Kad pagal kosmologiją, pagal filosofiją, budistinę, joginę, mes esame pasiklydęs Dievas. Ir kažkada labai senai mes tiesiog, kaip absoliutas, tiesiog jame kilo mintis ir ta mintis jį patį apribojo ir taip atsiradome mes. Ir taip sukasi karuselė. Tai yra kiaulė, tada nesibaigiantis norai, sakykime dar taip, noras kažką turėti ar neturėti, kyla dėl to, kad mes neteisingai save suprantame. Mums atrodo, kad mums reikia antros pusės, kad būtume laimingi, mums reikia namo, kad būtume laimingi, reikia didesnio namo, reikia naujesnio automobilio, reikia naujesnio telefono, naujų batelių ar dar kažko, tai ir vis tarsi, kad būčiau laimingas. Nes kai yra neteisingas savęs supratimas, mes giliai viduje jaučiame, kad mes žinom, kas yra laimė ir nesibaigianti laimė. Bet nesuvokdami, kaip patirti vidinę pilnatvę, mes pradedam vaikytis išorinio dopingo, išorinių malonumų ir išorinių džiaugsmų troškimai, tarsi vaikyti savo troškimus. Maistas, seksas, daiktai, kūno kultas, visi panašus dalykai, reiškia, gaidys. Jisai ieško laimės ne ten, kur jinai yra iš tikrųjų. Ir kadangi visų norų neįmanoma patenkinti, atsiranda pyktis, nepasitenkinimas gyvenimu, nusivylimas savimi ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai yra gyvatė, pyktis. Ir paskui dar yra kitos emocijos, mes irgi jas praeisime. Tai tokia yra pradžia. Pagal budizmą, pagal jogą, pagal Ajurvedą, pagal Tibeto budizmą, pagal Tibeto mediciną. Yra pradžia, visų ligų priežastis yra šitie 3 gyvūnai. Ir 3 psichinės būsenos. Neteisingas savęs suvokimas, neteisingi nesibaigiantis norai ir negatyvios emocijos, kurios natūraliai kyla, kai neįgyvendinami mūsų norai, mūsų troškimai, mūsų svajonės. Ir sako, meilė bus amžinai, jinai netrunka amžinai. Galvojam, kad vaikai bus draugiški, klausys mūsų, o jie neklauso, išeina nepadėkoja galbūt. Galvojam, būsim sveiki, gražus, pasenstam, numirštam. Ir žodžiu, tas amžinas nusivylimas. Iš tikrųjų, žmogaus gyvenimas yra, jeigu taip nuoširdžiai pažiūrim į gyvenimą, jis yra nesibaigiančių netekčių karuselė. Ir skaitosi taip, jeigu mes nuoširdžiai pažiūrim, kiek nepatogumo mes per dieną patiriame, tai randame tik tai, kad yra pauzės tarp kančių. Gyvenimą pavadinti malonumu
sunkus reikalas. Jeigu žmogus nejaučia vidinės pilnatvės, džiaugsmo pats iš savęs ir visas tas vaikymasis išorinių malonumų, jisai aišku, kad galų galiausiai žmogus pavargsta. Pavargsta dažniausiai maždaug nuo 35 metų, jau pas jį prasideda praktiškai kritimas žemyn. Kol daug seksualinės energijos iki 30 metų, tol žmogus jisai turi jėgų siekti ir būti toj gaidžio pozicijoje, nesibaigiantis norai. Ir tie norai tarsi varo, bet paskui galų galiausiai žmogus pradeda pavargti, o tai reiškia, mažėja pas jį šiaip gyvybinės energijos, didėja įsipareigojimai, kūnas sensta, seksualinė energija silpsta ir žmogus pradeda po truputį, stresas kaupiasi, jo nervų sistemoje, apkrova didėja ir žmogus galiausiai ar tai pradeda sirgti, ar nusivylė gyvenimu, ar tai kažką tai. Praktiškai nuo 40 jau yra gan ryškus kritimai, žmonės jau praktiškai 40 metų, jau didžioji dauguma atrodo, taip sakant, kaip bobos ir dėdai. Bet jeigu paimkim tokį žodį, tokį ne visai gražų, bet pakankamai tikslų, tai praktiškai 40 jau žmogus jau būna sunaudoja didžiąją dalį savo tokių energetinių resursų, kuriuos turėjo būdamas 20 kelių metų, ar tenais 18-19. Taip ir tada pasipila, aišku, lygos visokiausios, ypatingai psichosomatinės, kurios fizinės lygos yra be abejonės psichosomatikos jau pasiekmė. Bet kadangi žmonės mes esam gyvendami miestuose, esam tokiam didžiuliam ritme, tokioj karuselėje, žmonės tiesiog nepastebi įspėjamųjų ženklų, kurie rodo, kad liga artėja. Nes psichosomatinės lygas, jas pamatyti yra, ne taip lengva. Žmogus turi turėti laiko pagalvoti, pabūti su savim, pabūti vienatvėje, kad jisai galėtų atkreipti dėmesį į savo kūno signalus, į savo pojūčius. O jeigu žmogus turi paskolą, jeigu jis turi 2-3 vaikus, jis yra tokioj nežmoniškoj karuselėje. Aš nežinau, kaip jūs, čia verslių moterų klubas, tai gal pas jūs yra situacija geresnė, bet kiek žinau, kiek esu kalbėjęs visai nesenai praeitais metais su vienu tokiu ekonomistu, bankininku, jisai man pasakojo, kad didžioji dalis, 90% žmonių Lietuvos, jie neturi finansinio buferio. Kad galėtų, pavyzdžiui, 4-5 mėnesius nedirbti. Leisti savo, pavyzdžiui, kelis mėnesius nedirbti, kad pabūtų su savim, kad, pavyzdžiui, mėnesį pagalvoti, ko jie nori iš gyvenimo. Žmonės neturi net 2 mėnesių finansinio buferio. Tai reiškia, žmogus negali sau leisti pauzės. Ir būtent dėl to praktiškai miestuose, žmonės gyvenantis miestuose, turi 90%, 9 iš 10, tai plius minus, turi vadinamai chronišką nuovargį. Chroniškas nuovargis pasireiškia didelio energijos kiekių kartais svyruojančių, tai daug, tai mažai. Perdėtų hiperseksualumų, perdėtų norų seksui, mylėjimuisi, noras užkandžiauti dažnai ir valgyti vakarais, polinkis į saldumynus, nemiga. Tokie, sakykime, pagrindiniai bruožai, kurie rodo, kad žmogus turi chronišką nuovargį. Ir miestuose gyvenantys žmonės, kam virš nuo 30 praktiškai metų ir į viršų, 90 turi chronišką nuovargį. Tai kai žmogus turi ilgai chronišką nuovargį, jo psichika praktiškai taip išsikraipo, kad jisai gana stipriai, neadekvačiai vertina save ir aplinką. Nors atrodo, kad tai yra normaliai jam. Bet palyginus, kaip jisai, jeigu mėnesį laiko nieko neveiktų, jisai mąstytų visiškai kitaip. Ir, pavyzdžiui, žmonės, tokie, kur turi atostogas kartą metuose, po savaitę laiko, ar 2 kartus metuose, po kelias savaitės, jie, pavyzdžiui, nuvažiuoja kokią nors Turkiją, tenais, ar Egiptą savaitai, 3-4 dienas pragulė ir maždaug ant 4 dienos žmogus turi jaučia energijos amplūdį. Ir jis pradeda ten kažką su energija daryti. Ir tai chroniškas nuovargis taip nepasišalina. Yra pirmas energijos resursas, kuris ateina truputį, taip sakant, įkvėpus oro po ilgos pauzės nekvėpavimo. Kad chroniškas nuovargis išeitų, praktiškai reikia mėnesio laiko pertraukos. Mėnesio laiko nieko nedarimo. Fizinio, mentalinio, praktiškai be tokio. Be įtampos. Tada išsivalo chroniškas nuovargis. Chroniškas nuovargis kerta per inkstus,
pradeda silpti inkstai, nes tai yra mūsų energijos rezervuaras. Ir visa kita sistema irgi eina, taip sakant, suvokimas, realybės, pojūčių savo norų yra stipriai įsikraipęs. Tai tikiuosi, kad pas jūs verslių moterų klube situacija yra geresnė negu pas statistinius Lietuvos piliečius. Turėtų taip būti, kitaip tai nebūtų toks klubas. Taip. Tai mes padarėm tokį įvadą, nediduką, ir dabar pradėsim truputį gilinti mūsų temą. Taigi mes turime pagrindinės emocijas keletą, taip. Norai, troškimai ir neišmanimas, bukumas, inertiškumas. Kiaulė taip pat simbolizuoja bukumą, inertiškumą. Gaidys simbolizuoja troškimus, norus ir pyktis, taip yra. Taigi, kadangi mūsų tema iš esmės yra psichosomatika, kaip mūsų mąstymas ir emocijos sukelia mums ligas. Tai galime nuo to pradėti, kad tik 36%, o čia kažkokia statistika darė, protingi žmonės, mokslininkai, tik apie 36% žmonių sugeba identifikuoti savo emocijas ir jausmus. Ir iš jų tik keli procentai disponuoja sąmoningai siekiant savo tikslų. Reiškia, didžioji dalis neidentifikuoja ir iš tų identifikuojančių tik tai keli procentai moka jos valdyti, tas emocijas, reiškia, vadinamasis emocinis intelektas. Taip, čia iš esmės yra apie emocinį intelektą. Ką tai reiškia? Kad žmogus yra taip stipriai periferijoje, taip stipriai išoriniuose noruose, kad jisai nesupranta, ką jisai jaučia. O jeigu jis nesupranta, ką jisai jaučia, jis negali emocijos pakeisti. Jeigu jis jaučia nerimą, jaučia baimę, jaučia frustraciją, jaučia pyktį, jaučia beviltiškumą, jisai labai sunkiai, reiškia, didžioji dalis žmonių, matom pagal statistiką, didžioji dalis žmonių labai sunkiai identifikuoja, ką jie iš tikrųjų jaučia. Jie tiesiog jaučia kažkokį pojūtį, tas pojūtis sukuria juos bėgimą nuo kažko tai į kažką tai. Ar tai prisivalgymą, ar tai televizoriaus įjungimą, kad tik nepabūti tyloj, nesusidurti akis į akius tais pojūčiais. Ir kadangi visi šitie pojūčiai turi savo vibracijas, tai turbūt tokia populiari šita skalė, jūs turbūt žinot. Kadangi turi savo emocijas, savo vibracijas, kiekviena emocija, jos be abejonės sukuria ne tik kad būsenas mūsų, ne visai adekvačią santykį su realybė. Jeigu mes negalim suprasti, ką mes jaučiame, jeigu aš jaučiuosi beviltiškai, man visi irgi žmonės atrodys, kad jie kažkaip tai grimasas daro, kažkokią emociją, kažkokį žodį. Reiškia, žmogaus sąmonė, žmogaus protas fiksuos ir ieškos patvirtinimų savo būsenai vidiniai. Jeigu jis jaučia baimę, aplinka jį gąsdins. Jeigu jisai jaučia nerimą, aplinka jam tą nerimą kažkaip tarsi sukels, nors realiai to gali net nebūti. Tiesiog žmogaus sąmonė, žmogaus intelektas aplinkoje fiksuosis į tas mikrodetalės, kurios jam įrodys jo būseną. Taip. Ir mes matome čia tokią skalę daktaro Hawkinso. Taip, jisai toksai labai garsus Amerikoje žmogus, gan didelis. Ir jie darė įvairiausius testus, tyrinėjo vibracijas, kad gėda, kaltė, apatija, sielvartas, baimė. Tai yra tokios pačios žemiausios ir jos kuria mūsų tam tikrą vibraciją. Tai yra tam tikros mintis, kurios daro įtaką mūsų ląstelėms ir ten atsiranda liga po truputį. Gal mes truputį peršokim į dar sekančią skaidrę. Tai kur čia jinai? Štai čia. Trauminė emocijos energija projektuoja save ląstelėje toksinais. Ląstelės sukuria darinius, kurie fizinėme kūne, kapiliaruose pasireiškia kaip pradžiai sukietėjimai, gali būti su skausmo zona, pradžiai gali būti skausmo zona, paskui sukietėjimas
ir galų galiausiai skausmas gali išnykti, lieka sukietėjimas ir nejautra. Taip, sukietėjimas ir nejautra. Čia jūs matote ląstelę, nežinau, kiek pas jūs priartina. Taip. Ir reiškia, ląstelė jinai tenais pradeda kietėti nuo vibracijos, nuo mūsų minties, nuo mūsų baimės, nuo mūsų nerimo, nuo mūsų streso. Ta vibracija daro įtaką tam tikroje kūno vietoje, priklausomai kokia yra tema. Baimė santykiams, baimė būti turtingu, baimė būti vargšu, pyktis, kad negalim kažko turėti. Aiškiai, va tokios emocijos, jos turi savo vibraciją. Ta vibracija priklausomai nuo to, kokia yra tema, ir atitinkamai kūno vietoje. Ir ta kūno vieta, gaudama tą emocinę vibraciją, tos vaizdinius, ląstelės pradeda jas skaudėti, jos tada kietėti ir jos tampa nejautroj galiausiai. Ir tenai suprastėja kraujotaka ir pradeda darytis įvairiausi dariniai. Galbūt cistos, miomos, vėžiai, opos, uždegimai, sąnariuose, pavyzdžiui, ir panašiai, ir panašiai. Tai yra tokie plačiai jau žinomi dalykai, kaip atsiranda liga mūsų kūne. Taip? Ir mes žengėme žingsnį atgal, atsimenam 3 gyvūnus: neišmanimas, bukumas, inercija, kvailumas, neteisingas savęs suvokimas, nesibaigiantis norai ir negatyvios iš to kylančios emocijos gyvatė. Taip. Ir dar žiūrim, kaip tas lygos čia sužaidžia. Taigi yra ten nors 3 gyvūnai pavaizduoti, bet jie iš tikrųjų yra tos pagrindinės emocijos dominuojančios, kurios sukelia ligas, yra tokios kaip 5. Tai pirma yra kiaulė, neišmanimas, paskui yra troškimai, norai, tai yra gaidys, gyvatė, pyktis. Ir pyktis irgi turi įvairiausias formas. Pyktis gali būti išreikštas, neišreikštas, pavyzdžiui, kritika, tai yra pykčio forma. Apkalbinėjimas yra pykčio forma. Ignoravimas irgi pykčio forma. Taip pat. O tokie dalykai, pavyzdžiui, mes kažką ignoruojam. Reiškia, žmogus iš tikrųjų pyksta, jeigu jis nenori, pavyzdžiui, susitikti to žmogaus, nenori jo matyti. Reiškia, jis viduje turi tam tikrą pykčio energiją, kuri vibruoja ir kuri daro jo ląstelėms negatyvią įtaką. Toliau yra dar puikybė ir godumas. Visi galime persti kaip pavydas. Taip, kaip žmonės pavydė. Bet iš esmės paskutinės 2, puikybė ir pavydas, kyla iš pirmų 3, neišmanimo, troškimų ir pykčio. Tai yra pagrindinės dominuojančios. Ir mes žinom, kad mes sudaryti, mūsų kūnas yra iš Mendelėjevo lentelės. Taip? Bet iš kur Mendelėjevo lentelė irgi susiskirsto į pagrindinius 5 elementus. Tai yra, kokie tai yra 5 elementai? Eteris, erdvė, tada yra vėjas, tada yra ugnis, tada yra vanduo, tada yra žemė. Taip? Ir iš esmės Mendelėjevo lentelė yra 5 elementų. Tipai pagal Ajurvedą, pagal Tibeto mediciną. Tai yra vadinasi. Kas čia pasikartoja? Gerai, ar yra garsas, ar yra gyvų? Taip, yra garsas, tik tais dingo vaizdas. Dabar matome jūs, tik nematome skaidrių. Gerai, supratau, tai jau kažkas persikrovė. Taip, jūs kolektyvas, jeigu kažkuri skaidrė labai įdomi, ar kažkuris klausimas, ar kažkas truputį neaišku, lengvai ir man girdėjo tenais tik tai kažkelintą kartą ar pirmą kartą, tikiu, kad gali būti ne visai galbūt kažkurios temos, potėmės ne visai aiškios, tai
Jeigu turite tik kažkokį klausimą, būtinai rašykite į chatą ir aš iš karto, taip sakant, jį atsakysiu. Mes kažkaip tai praplėsim diskusiją. Tai ties kur mes buvom baigę? Ties 5 elementais. Taip, 5 elementai. Tai mes esame, reiškia, iš 5 elementų. Jeigu taip supaprastinti Mendelėjevo lentelę, mes esame iš 5 elementų. Reiškia, yra došas, taip, došas. Terminas doša po žodžiu reiškia defektas, yda. Mūsų kūnas yra nuaustas iš neišmanimo. Mes turim tokius kūnus ir jie yra nuausti iš nesi. Kažkaip čia vis išmeta. Taip. Bet balsas nenutrūksta, taip? Istorija. Nutrūksta. Bent jau man. Dabar vėl užstrigo. Priešinasi kažkas, tai nenori išgirsti. Tikrai nenori. Kažkas neleidžia. Kaip, Ieva, jums aišku, kaip daugmaž šita struktūra dabar dėliojasi mūsų? Taip, man aišku, man labai įdomu. Labai gerai. O jūs esat girdėjusi žodį doša? Ar žinot tokį dalyką? Taip, aš esu girdėjus došą, bet niekada nežinau, kas tai yra. Aš tik žinojau, kad yra došas, bet kokios jos, tai taip ir nesu įsigilinus. Gerai, tai gal tada šiaip nes nėra apie tai pas mus tokio plataus pokalbio, bet jeigu dar iš tokio kito rakurso, tai savai žodžiais. Yra tokios konstitucijos. Pavyzdžiui, kai žmogus toksai kresnas, stambus, lėtas, pas jį yra daug kapha vadinasi, daug žemės elemento. Kai žmogus toks, žinot, toks įskridęs, toksai, kai sako, aš toks pastoviai įsitaškęs, toksai skrajojantis, daug minčių, daug idėjų, toksai svajotojas. Pasireiškia daug erdvės, daug vėjo elementų. Reiškia konstitucija vėjas, kur lėtas toksai sunkesnis žmogus, kresnas gali būti stambus, stambesnių kaulų, storesnių kojų, stambesnių blaudų, stambesnių. Žemės doša ir vėjo doša. Sukelia sutrikimus savo pagrindinėse lokalizacijos vietose tik tuomet, kai sutrinka jų pusiausvyra, bet sveikame organizme netkreipia į save dėmesio. Reiškia, taip apibūdinam žmogų, bet jisai išskridęs tik tada, šiaip vėjas jis yra ramus elementų, kurį dominuoja žemės elementas, sunkesni elementai, bet jeigu žemės elementas doša, kai yra, ir jisai yra neharmonijoje, jis tampa tingus ir lėtas. O kai jisai harmonijoje, jis yra stabilus, kryptingas, turintis tokią savo galbūt tvirtą nuomonę, lėtai keičiantis nuomonę, bet jis funkcionuoja sėkmingai, harmoningai. Bet kai išeina į disharmoniją tą došą, tada jis tampa lėtas ir pasyvus. O pavyzdžiui, kai vėjo doša išeina į disharmoniją, tampa tokia įsklidusi, išsitaškiusi. Tai reiškia, tokie 3 žmonių tipai, ir dar būna kai kurie žmonės 3 došos, kai yra visiškai polygų elementų santykijame. To mes praeisim. Tai reiškia 3 došos. Vata, vėjas, tai kas juda. Viena būna kūno konstitucija. Pita, tulžis, tai kas virškina, tai yra ugnies elementas pagrindinis. Ir kapha, gleivės.
arba žemės elementas. Žemės ir vandens. O toksai gal žemės. Ir vandens elementą. Tai, kas suriša. Ir būna tokie lėtesni žmonės. Taip, preliminariai. Mes savo konstituciją pradėm jausti, arba aišku, pradėm jaustis neharmoningai. Mūsų, reiškia, mąstymas neharmoningos, emocijos neharmoningos, būsenos neharmoningos. Tada, kai mūsų konstitucija, mūsų elementai sutrinka. Reiškia, kai žmogus balansė ar energijos pertekliuje, došų elementų priešpriešų jis nejaučia. Taip. Dabar einam dar giliau. 5 klešos, reiškia, neišmanimas kiaulė, troškimas gaidys, pyktis ir visos tos formos yra gyvatė. Vėjo ir troškimo kombinacija sukuria kūno tokį, kuris vadinasi vata doša. Reiškia, žmonės vatos, kurie turi vatos konstituciją, reiškia, pas juos dominuoja vėjo elementas ir labai daug yra norų. Ir reiškia, iš daug labai norų, jie turi daugiau norų negu kiti žmonės. Labai trokšta visko ir to, ir to, ir to. Tai jų kūnas yra, vadinasi, tampa tokios konstitucijos, tokios formos, vadinasi, vata doša. Tie, kurie turi mažiau troškimų, bet daugiau pykčio ir ugnies elementas, jų sąjunga duoda kūno konstituciją, kuri vadinasi pita doša. Vanduo ir žemė plus neišmanimas suformuoja kapha, gleivių došą. Taip, kaip įdomu, reiškia, mūsų kūnai iš esmės yra dominuojantis elementas, o dominuojantis iš tikrųjų elementas yra dėl to, kad pas vieną žmogų yra daugiau negu pas kitus 2 tipus, pavyzdžiui, daugiau norų, pas kitą daugiau yra pykčio negu pas kitus tipus, o pas kitą yra daugiau neišmanimų ir bukumo. Gali būti didesnis ego. Taip kažkoks įsikibimas. Tai 3 klešos, 3 gyvūnai, 3 pagrindinės negatyvios emocijos yra pati giliausiai lygų priežastis. Va čia mes jau pradedame eiti gilin. Reiškia, jeigu mes norim suprasti lygą, priežastį, ir iš tikrųjų ne su vaistais užgesinti simptomus, o ištraukti. Mes turim žinoti savo kūno konstituciją. Mes neturim laiko daryti testui, bet jūs tikrai įvedę į internetą, pavyzdžiui, došos testas. Kaip nustatyti savo došą. Ir yra gal kokie 3 testai internete lietuvių kalba, kur jūs galite įsiaiškinti savo došą. Ar pas jūs yra tokia, tokia ar tokia. Ar tai pita, ar tai kapha, ar tai vata. Ir tada jūs žinodami savo došą, žinosite, kokia lygų priežastis yra jūsų, kokia dominuojanti jumise emocija. Taip, yra tada labai lengva valdyti savo lygas, savo būsenas, savo emocijas, savo mintis, kai mes žinom, kokia yra mano pagrindinė yda. Mano prote, kokia pagrindinė yda, kokia problema didžiausia. Ar tai troškimai, ar tai daug sukaupto pykčio, ar tai yra tiesiog neišmanimas, bukumas. Reikia irgi atitinkamai tvarkytis. Taip. Taip, gal yra koks klausimas? Nėra klausimų. Gerai, judam toliau. Jeigu bus klausimas, jūs drąsiai rašykit. Galbūt su kažko nesutinka, atsakykit, ne, netikiu. Ten kažkur skaičiau kitaip, mokiausi kitaip ir tai kažkokia argumentą, kodėl jūs taip galvojate. Čia tai, ką jums pasakoju, čia yra klasikinis Tibeto medicinos ir ajurvedos medicinos toksai požiūris į lygą. O 3 došos, tai jau yra artima lygos priežastis. Reiškia, konstitucijos sviravimas yra jau labai aišku. Tai yra padaugėjo
karščio kūne, padaugėjo neišmanimo, lėtumo, kažkokios mitybos ar kažko tai, nemigos ir pradeda reikštis lygos atitinkamos pagal došą. Tai mes gal truputį, kad aiškiau būtų tokia. Pavyzdžiui, vata. Konstitucija vata, kur daug vėjo. Tokie va žmonės, tokie oriniai. Tai disbalansas vatos sukuria per 80 lygų, kurias išprovokuoja būtent vėjas. O kas tai yra? Troškimo kleša. Taip, troškimo įda. Kleša tai būtų įda. Reiškia, troškimo perteklius kūne, troškimo perteklius organizme provokuoja disbalansą vėjų mūsų energetiniuose kanaluose, nes kažkurgi mintis ir emocijos vaikšto, kaip yra mineralai, kurie vaikšto per kraujagyslės, per kraują, taip yra ir energetiniai kanalai, vadinasi nadė, kuriais juda mintis ir emocijos. Taip. Tai odos sausumas, pleiskanos, ankstyvas senėjimas, vidurių iškietėjimas, sąnarių skausmai, paralyžius, galvos svaigimas, skausmai, smarkus širdies plakimas, nemiga, nerimas, depresija, raumenų sustingimas, atminties praradimas ir kita. Tai yra dėl troškimų, dėl labai daug norų žmogaus sąmonės sraute. Ir kodėl tie norai ir ta perdėta įtampa, reiškia, gilesnis lygmuo yra baimė, įtampa, nerimas, nuovargis. Vata doša užtikrina judėjimą, valdymą, skatina pitos ir kapchos, kurios pačios yra neveiklios, inertišką judėjimą. Reiškia, jis kontroliuoja nervinius ir psichinius procesus, koordinuoja visas organizmo funkcijas, nes kadangi tai yra vėjo elementas, taip, jisai juda. Už tai stumdo visus mūsų psichinius procesus mūsų energetiniuose kanaluose ir be abejonės ir fizinėme lygmenį. Nerviniais impulsais. Vatos doša lokalizuojasi stuburė, šlaunyse, kojose, storoje, tiesioje žarnoje, šlapimtakiuose, nervų sistemoje, vidinėse ausų dalyse, odoje. Įvaldo kvėpavimą, judesius, skysčių cirkuliaciją, šalinimą, skrandžio sulčių stimuliavimą, virškinamo trakto judesius. Taip. Ir ten dar yra tos 80 lygų, dabar mes skaidrės neturim, bet va tokios esminiai tokie požiūriai į ką sukuria per didelis norų kiekis žmogaus sąmonės sraute. Taip. Yra taip, kad paprastas žmogus, kuris nemedituoja, reiškia, neturi tokio gilaus savo sąmonės ir pasąmonės srauto matymo, jisai nežino, kad jo sąmonės ir pasąmonės sraute nuolatos kiekvieną sekundę sukasi tam tikri vaizdiniai. Žmogaus sąmonėje žmogus masto vaizdiniais. Iš vaizdinių kyla pojūčiai, emocijos, o iš jų naujos mintis. Yra pasąmoninis vaizdinių srautas, mūsų pasąmonė, ir budrios sąmonės vaizdinių srautas. Ir paprastas žmogus, jisai žiūri, pavyzdžiui, į kaimyną, į debesis, į upę, į gatvę, į automobilį. Paprastas žmogus, kuris nepraktikuoja, jisai nemato, kad jisai mato per nesibaigiančius paveiksliukus, besisukančius jo sąmonės sraute. Taip. Ir jeigu mes žiūrim į vatą, reiškia, vatos sąmonės sraute, proto sraute, pasąmoniniam sraute sukasi labai daug troštamų objektų vaizdinių. Ir tai sukelia jo tokį kūne hiperaktyvumą, kuris sukelia vėjus. Kas yra vėjai? Tai yra kvėpavimas, prana, deguonis, judėjimas, ir jisai tampa toksai išsitaškęs. Dėl viso šito savo sudedamųjų dalių, dėl pulso, dėl kvėpavimo, dėl norų, troškimų, dėl nervinių impulsų, jame išsibalansuoja jo kūno konstitucija dėl norų ir pradeda reikštis psichosomatika kaip skausmai sąnariuose, paralyžiai, galvos svaigimai, širdies plakimas per didelis, nemiga, nerimas, depresija, raumenų sustingimas, atminties praradimas, pleiskanojimas, sausumas kūno, ankstyvas senėjimas ir visi tokie dalykai. Tokia yra mechanika, viskas labai yra paprasta. Tulžies, pykčio yra gyvatė. Taip, gyvatė ir ugnies elementas kūne. Sukelia apie 40 ligų.
Reiškia, piktis netoks pavojingas kaip vėjas. Mažiau truputį. Pirmiausia, tai padidėjęs skrandžio rūgštingumas, rėmens pojūtis, odos lygos, taip pat kepenų sutrikimai, hepatitas, skrandžio ir 12-pirštės žarnos opos, gastritai, plaukų slinkimas bei plikimas, šlapinamojo trakto infekcijos, tulžies pūslės sutrikimai, inkstų akmenys, stiprus prakaitavimas, troškulys ir karščiavimas. Kas antrinės emocijos, pyktis, aišku, pagrindiniam dar yra irzlumas, įtarumas, pavydas, kritiškumas ir nekantrumas. Taip. Aiškiai, tie, kas pykčio turi, bet pas juos yra tokios lygos. Vat jeigu žmogus turi ten skrandžio rūgštingumą, kepenų sutrikimai, plaukai slenka, reiškia, turi labai daug pykčio. Žmogus turi labai daug pykčio. Reiškia, ir kažkaip tvarkytis to pykčio, taip. Ir to prieisim irgi į pabaigą mūsų pokalbio. Ir pita doša, taip, ir mes turim truputį gal praplėstą pitą, kapha. Taip, kapha. Neišmanimas, bukumas, inercija, taip, tingumas. Neteisingas savęs suvokimas. Žmogus jaučiasi, kad jis yra ribotas, kad jis neišvien su visata, jis nesijaučia, kad yra visatos vaikas. Taip, ta kiaulė. Apie 20 ligų susijusius su gleivėmis, kapha. Reiškia, žemės elementas ir dominuoja su vandens elementu. Kapha konstitucijos žmonių imunitetas yra stipriausias, va jie tokie kresnesni, lėtesni, stambesnių kojų, lėčiau masto, reiškia, tokio tipo žmonės. Dėl to ir mažiau ligų turi. Taip. Bet, reiškia, ir jų sąmonė yra labiausiai tokia užtraukta. Už tai imunitetas stipriausias. Reiškia, toks, žmogus medinis žmogus. Bet jų psichika subalansuota, jeigu viskas tvarkoja. Nelinkia į staigias reakcijas. Pagrindinės jų lygos – astma, kosulys, peršalimai, pykinimas, gleivės plaučiuose, sinusitai, nutukimas, tingumas, pernelyg didelis mieguistumas, lėtas virškinimas. Ir dėl ko tai kyla? Už tai, kad jos sąmonės sraute yra godumas, savininkiškumas, užsispyrimas, vangumas ir depresyvios būsenos, toksai sąstingis. Ir iš jų kyla tokios visokiausios lygos. Tai tokia yra mechanika, jeigu tokį padarėm pjūvę per tokią Tibeto ir Ajurvedos mediciną. 3 gyvūnai, nuo ko prasideda visos mūsų problemos gyvenime, tai nuo šitų 3 dalykų. Nuo kiaulės. Mes nesuprantame, kad esame nelimituoti, nemirtingi, amžini ir kad esame ne kūnas, o esame iš tikrųjų sąmonė. Ir žmogus, kuris galvoja, kad jis yra kūnas, aš esu kūnas, jisai ir vergauja kūnui, o kūnas yra laikinas, kūnas yra iš elementų. Jeigu jisai sveikas dabar, ne faktas, kad jisai bus sveikas rytoj. Ir kadangi žiema yra irgi tam tikri elementai, vasara daugiau ugnies elemento, žiemą daugiau vandens elemento, taip. Žmogus, būdamas nuolatinėme santykyje su išoriniais elementais, jame vyksta karas, tarsi mūšis tarp vidinių ir jo išorinių elementų. Ir natūraliai, kad žmogus jame išsibalansuoja tie elementai ir jeigu jisai gyvena neharmoningai, nevaldo savo troškimų, nevaldo savo proto, nemiega harmoningai. Jeigu jo sąmonės srautas pilnas norų, troškimų, baimių, pykčių ir jisai mano, kad jis yra kūnas, o ne dvasia, tai yra, už tai žmonės ir kuo toliau, to blogiau gyvena su metais. 30, paskui 35, 40, 45 ir ten paskui jau. Kuo tolyn, to viskas ten pas juos lėtėja, sunkėja ir galimybės pas didžiąją daugumą žmonių liūdnos perspektyvos. Ir tai yra samsara. Dėl to, kad pirminis neteisingas savęs suvokimas. Tas antras ratas, jeigu taip truputį prasiplės dėl įdomumo, tai yra geri ir blogi veiksmai, tai yra karma. Reiškia, mes savo veiksmais, savo emocijomis kūrėme gerus arba blogus veiksmus. Ir tai sukuria verslininkus, verslininkės, ubagus, vargšus, kareivius, gyvūnus, išmintingus, kvailius, reiškia, mūsų
geri ir blogi veiksmai kuria arba rojų, arba pragarę, kuris irgi yra toj pačioj samsarai. Reiškia, 3 emocijos sukuria gerus arba blogus veiksmus ir kurie sukuria visus kitus pasaulius. Reiškia, kažkas, kas, pavyzdžiui, dabar gyvena ten, kur karas vyksta, tai jie gyvena pragare, taip galime traktuoti. Taip. Šiame pasaulyje, kuriame mes gyvename, irgi yra pilna pasaulių. Yra pragarų pasauliai, yra gyvūnų pasauliai. Taip, yra politikų pasauliai, mokslininkų pasaulis, krikščionių pasaulis, islamo pasaulis. Vienoje Žemės planetoje, viename pasaulyje yra daug pasaulių. Taip. Tai yra psichinės būsenos mūsų. Protinės būsenos priklauso nuo to, koks tai sąmonės srautas yra mūsų prote. Gerai, gal kokį klausimą, kad taip visai ne į vienus vartus? Kad Kažką į vienus vartus būtų, aš norėjau klausimą paklausti. Aš tą testą esu pasidarius ir mano doša yra, žodžiu, pita, bet klausimas yra toks, ar ta doša gali keistis laikui bėgant? Šiaip ne, nesikeičia. Žinot, kaip yra. Yra viena pagrindinė, dažniausiai kaip yra. Viena pagrindinė, antra tokia palaikanti ir trečios yra mažiausiai. Šiaip dažniausiai yra kombinacija. Vata pita, pita vata, kapha pita. Yra kombinacijos. Viena pagrindinė, antra tokia iš paskos, truputį mažiau procentų, ir trečia dažniausiai būna tenais jos vos arba ten labai mažai. Ir gali būti, kad jeigu žmogus jaučiasi harmoningai, jinai neišreiškia savo neigiamų aspektų, bet kurį iš jų. Arba gali būti, kad suaktyvėja antrinė kažkuriam laikui, bet kad jo konstitucija pasikeistų, tai, šiaip tai nelabai. Toksai dalykas yra, kad jinai labai tai yra toksai jau mūsų vos ne genofondas. Taip, supratau. Dažniausiai yra, mes visas 3 turime savyje, tik skirtingom proporcijom. Ir viena būna pagrindinė, dažnai būna antros irgi nemažai kažkurios tai, ir dažniausiai trečios būna labai mažai kažkurios tai. Kai kurie būna žmonės tridošos. Tai tarkim, tie, kas turi tridošą, tai jų pagrindinė emocija, kaip galvojat, kuri iš tų įdų, kuri pagrindinė įda būtų. Jeigu yra 3 došos vienodas kiekis. Tai gal ta, kur daugiausiai ligų turi? Pita? Ne, turi mažiausiai ligų. Mažiausiai? 40, ne? Tai pas juos yra tridoša, reiškia, visos 3 yra balanse. Bet o kokia emocija negatyvi iš 5? Emocija, atsiprašau. Žiūrėkit, buvo neišmanimas, troškimas, pyktis, puikybė ir godumas. Tai, pavyzdžiui, tie, kurie turi 3, maždaug vienodas, 3 po lygiai, 3 došas. Elementai yra balanse, plius minus. Puikybė? Taip, teisingai. Labiausiai išreikšta puikybė. Arogancija. Taip. Gerai, judam toliau. Darom kitą pjūvį. Darom, labai geri pjūviai, parodo tikrai aš. Gerai, darom kitą pjūvį. Taip jau yra čia mūsų toksai pasaulis, visi turi savo, taip sakant, saldainiuką. Gerai, dar kartą. Kaip, tarkim, formuojasi dėka tų negatyvių mūsų emocijų, mūsų sąmonės sraute? Dar kartą atsimenam. Emocijos kyla dėl paveiksliukų besisukančių dideliu greičiu mūsų pasąmonės sraute. Jeigu dabar tiksliai pasakyti, mumyse sujuda apie 21 000 minčių per parą laiko. Aiškiai, paveiksliukai sukasi be sustojimo dieną ir naktį. Miegam, ar budraujam, ar kažką veikiam, paveiksliukai sukasi ir jie sukuria mūsų būsenas. Galbūt esate girdėję tokį įdomų įvykį. Jisai buvo aprašytas spaudoj, bet jau senokai. Žodžiu, žmogus sirgo nepagydoma liga ir jisai ką darė? Į dieną po daug valandų praleisdavo žiūrėdamas komedijas. Ir jo liga išgijo.
Reiškia, ką tai reiškia? Kad kadangi mūsų sąmonės srautą nuolatos jis yra sudarytas iš vaizdinių pasąmoninių, kurių mes paprastas žmogus jų nefiksuoja ir nemato, tie vaizdiniai sukuria būsenas mūsų jausmą. Šiandien jaučiuosi gerai, šiandien pabudau pozityvus, šiandien pabudau liūdnas, šiandien pabudau su entuzijazmu, šiandien dieną jaučiuosi beviltiškai. O kodėl? Ir jeigu mes žiūrim į žmogaus sąmonę, į protą, mes pamatom. Pavyzdžiui, žmogus jaučiasi beviltiškai. Kodėl jis gali jaustis beviltiškai? Galbūt dėl to, kad užvakar buvo kino teatre ir žiūrėjo filmą su Jamesu Bondu. Reiškia, į jo sąmonės srautą papuolė labai daug smurto scenų. Daug nelaimingų veidų. Ten žudynės, nors tai filmo galbūt idėja, kas išgelbėjo pasaulį, viskas gerai su idėja. Ir galbūt tenais ir moralę kelia. Va tokie yra dalykai, taip, tarkim, Jamesas Bondas, jisai gelbėjo, tarkim, savo šalį, gelbėjo pasaulį. Bet iš tikrųjų per 2 valandas to filmo, kiek yra vaizdinių, kurie yra nelaimingi vaizdiniai, stresiniai vaizdiniai, prabangus automobiliai, kurių žmogus neįperka, jiem irgi sukelia liūdesį, jeigu jis tokių negali pirkti. Ir pat toksai 2 valandos srautas įsirašo jo pasąmoninį srautą. Ir, pavyzdžiui, po to, net 5 dienas žmogus gali jaustis prastai, dėl to, kad prieš 5 dienas pažiūrėjo filmą apie Jamesą Bondą. Dėl to, kad jo sąmonės sraute tarp daugybės vaizdinių yra dabar 2 valandos kovos, 2 valandos streso. Ir žmogus tiesiog jaučiasi šiandien kažkaip tai nelabai taip. Bet jeigu jisai būtų jogas, mokėtų medituoti, jisai pažiūri savo vidų ir jis mato Jamesas Bondas, Jamesas Bondas, Jamesas Bondas, Jamesas Bondas, Jamesas Bondas, Jamesas Bondas. Ir tos pasąmoniniai vaizdiniai sukuria jam emocinę būseną. O emocinė būsena jam sukuria mintis, įprastas mąstymas. Šiandien kažko nenoriu daryti. Man atrodo, kad bus taip arba taip. Tai yra tas įprastinis mąstymas diktuojamas emocijų, o emocijos diktuojamas pasąmoninio vaizdinių srauto. Tokia mechanika. Tai reiškia, jeigu mes turim ląstelę, pasąmoninis srautas prastas, išoriniam sraute irgi su nieko nedaroma, žmogus neįsijungia Jimo Kerio filmo kažkokio tai ir neprisijuokina savęs, jis nepakeičia savo vaizdinių srauto ir tada ten daug negatyvių vibracijų, kurias mes apžiūrėjom, ir jos atakuoja mūsų įvairiuose kūno organuose ląsteles, priklausomai nuo temos. Taip. Taigi traumos struktūra. Kas ją sudaro? Kad ląstelė pradeda nebepriimti deguonies, nebepriimti kraujo cirkuliacijos, kad jinai kietėja, jie pradeda skaudėti, jinai tampa nejautra. Kas ten prasideda? Vėžys prasideda nuo pirmos ląstelės, nuo vienos vibracijos kažkokios negatyvios. Jis aktyvi psichofizinė būsena, širdies ritmas, kvėpavimas, raumenų įtampa, prakaitavimas, reikia kažkokia situacija. Paternas, raumenų įtampa, kūnas įsitempia. Paternas kvėpavimo. Taip. Frustracijos pojūtis, reiškia, emocinė būsena bendra, taip. Atsiminimas, vieta aplinkybės, kur ir kas vyksta ir kodėl. Mentalinis komponentas, požiūris į situaciją. Reiškia, tai sudaro traumos struktūrą, lygos psichosomatikos lygmenį ir paskui fiziniam lygmenį, reiškia, yra šitie visi komponentai. Žmogus mato stresą, kad kažkas kažką užmuša, kažkas kažką susprogdina, kažkas kažkam trenkia. Reiškia, iš karto į kūną išsiskiria adrenalinas, nes mūsų pasąmonė, mūsų protas, jisai nelabai skiria, ar iš tikrųjų mato tikrą situaciją, kai kažkas smurtauja yra pavojingas jo gyvybei. Ar tai vyksta kino ekrane? Pasąmonė, į ją kai sėda vaizdinys, jisai traktuojamas, kad tai faktas ir viskas. Ir tai sukuria, reiškia, adrenaliną, sudirba antinkščiai, sudirba tarpukojis, sudirba inkstai ir, reiškia, visi šitie komponentai pradeda kurti vibraciją ir įspaudą fizinėme kūne. Pečiai įsitempia, kvėpavimas pagreitėja arba kvėpavimas sustingo. Taip, tarpukojis įsitempia dažnai po žmogų. Netgi vairuojant automobilį, pavyzdžiui, gatvėje, tarpukojis pastebėkit, vairuojant automobilį, kur daug automobilių gatvėje. Ir jūs pastebėkit, pavyzdžiui, rytoj. Ar jūs tarpukojis įsitempia ar neįsitempia? 100% pas visus žmonės įsitempia tarpukojis.
Nes tarpukojis, kai įsitempia, yra ten mikroraumenynas, kuris judina antinkščius, kad įskirtų adrenalinas. Reiškia, kad duotų budrumą. Tu budrauk, žiūrėk, kad tai kas nevažiuotų. Tiesiog, taip mūsų kūnas dirba. Tai yra normalu. Reiškia, ir visą laiką, kai yra bet kokia baimė, stresas, mūsų tarpukojis įsitempinėja, išskiria adrenaliną. Reiškia, sudirba raumenų sistema, mikroraumenų sistema, kad išskirti adrenalino. Berods kortizolis vadinasi. Taip. Ir apie 75 procentai emocinių blokadų, reiškia, tas pasąmoninis paveikslėlių srautas, yra maždaug pilvo apačioj. Prostata, kiaušidės, anusas, tarpukojis, pilvo apačia, reiškia, visa va ta zona. Ir jeigu mes žiūrim per tokią joginę prizmę, jeigu esate girdėję žodį čakros, tai pirmos 3 čakros, o ypatingai pirmos 2 čakros, tarpukojis ir pilvo apačia, laiko savyje 75 procentus emocinių blokadų, reiškia 75 procentus negatyvių, stresinių per gyvenimą patirtų vaizdinių. Tai yra labai svarbu šitą dalyką atsiminti. Taigi, jeigu norim, kad tas darytų galvos čakros, pirmą reikia išvalyti apatinės čakras. Taip sako jogoje. Taip ir yra. Taigi mes turime žarnyną, kuriame kaupiasi visas tas turinys tarpukojį, reiškia visa šita zona, vas žarnynas. Čia yra mūsų apie 75 procentai viso negatyvaus srauto ir tai yra priežastis, visų mūsų ligų priežastis, galima sakyti. Didžiosios dalies mūsų ligų priežastis yra šitoje zonoje jau kaip ląstelių lygmenį esantis atsiminimai. Ieva, pasakykit, tai dabar ką daryti su visu to tarpukoju ir žarnynu? Kvėpavimas. Kvėpavimas, taip, labai gerai, jisai padeda, bet jis nepasiekia tiek, kiek ne viską pasiekia, sakykime taip. Kvėpavimas labai svarbus ir jisai gal pavadinčiau į numeris 2. O kas būtų numeris 1? Tai gal tada meditacija, kažkoks atsipalaidavimas, atpalaiduotus raumenis, ne? Šalčiau. Gal kas nors yra versijų, parašykite į chatą. Kokios versijos? Bet yra mūsų čia visai nemažai. Parašykit, kokie variantai. Kaip išvalyti tą negatyvų paveikslėlių srautą, kuris yra nusėdęs kūno apačioj. Kokios mintis? Tai nežiūrėti tų negatyvių paveikslėlių, teigiamas emocijas kažkokias gauti. Mes jau esame labai daug jų prižiūrėję ir jie yra nusėdę tenais. Pavyzdžiui, smurtavo prieš mus kažkas, tai paliko antrą pusę, skausminga kažkokios įsiskyrimai, ant kažko pykom, nekentėm kažko tai. Jau yra, tai yra jau nusėdę mumise. Kaip tai iškrapštyti? Kvėpavimas, pavyzdžiui, rebefingas, pranajamos, kapalabati, bastrika, taip, jos nemažai išvalo, bet ne taip giliai, kai gali kai kas tai padaryti, kai kas kito. Na, kolektyvas, ar yra gyvų? Drąsiau. Sunkus klausimas, bet turbūt lengvas atsakymas. Taip. Kažkas atrašė, viskas gydoma per meilę. Taip, per meilę. O kokiu metodu ta meilė? Ar meilė čia nais turit intimę meilę? Gerai, mes artėjom link 1,5 valandos. Jūs, jei turit minčių, parašykit, kokie variantai. Taigi, čia tai, ką mes šnekėjom, sekanti skaidrė, fiziniai ir emociniai toksinai kaupiasi žmogaus kūne, išskirtinai dubens srityje ir žarnyne. Atsiminimai, vaizdiniai, išgyventos emocijos kaupiasi, klyjuojasi ir nusėda sudarydami toksinus. Pažiūrėkit, dar toksai variantas.
turbūt esat girdėję apie emocinį valgymą, taip? Aišku, girdėję. Yra emocinis valgymas. Kaip tai vyksta? Reiškia, žmogaus proto sąmonės raute yra negatyvūs vaizdiniai. Jam tai sukelia stresą. Ir kadangi žmogus nevaldo emocinio intelekto, jisai negali to transformuoti, pradirbti ir, žodžiu, išgyventi ir pavirsti tai išmintimi. Tada žmogus ką daro? Jisai valgo. Ir valgo maistą tokiom proporcijom, tokiu dažnumu ir tokiom kombinacijom, kad jie netinka ir nedera. Pavyzdžiui, valgo vaisius vakare arba tenais, nežinau, šokoladas su vaisiais, bulvės su šviežiom daržovėm vakare. Aiškiai, čipsų ant viršaus, hamburgerį kokį. Aiškiai, nu taip, va, tokių tarsi nesąmonių norisi. Kai yra emocinis valgymas. Ir kadangi viskas atsiminimai siejasi su žarnynu, toje zonoje viskas sukasi mūsų pasąmonė ir apačioje, galima sakyti, kažkuria prasme, nes smegenys yra prote, smegenys yra galvoj. Protas yra visame kūne, pasąmonė irgi yra visame kūne. Ir kai žmogus jaučia va tą stresą, nesupranta, kas su juo vyksta, turi negatyvių emocijų, prasideda emocinis valgymas. Ir jisai valgo tokią kombinaciją ir tokiu laiku tokį maistą, kuris iš karto virsta toksinais. Iš karto užklijuoja žarnyną. Ir užklijuoja pajautumą savo paties emocijoms. Užklijuoja pajautumą savo paties jausmams. Stengiasi užklijuoti, užkimšti vaizdinių srautą savo pasąmoninėme sraute. Žarnynas mūsų antrosios smegenys. Ir iš esmės neuronų yra daugiau žarnyne negu smegenyse. Ir reiškia, ką tai reiškia, kad didžioji atminties dalis iš esmės yra žarnyne. Gal ne didžioji, gal tiek pat, arba dar daugiau, o gal ir visa. Mokslas irgi dar toli gražu ne viską žino. Reiškia, sutrikusi žarnyno veikla, lygų nusilpęs imunitetas, lygų sveikatos problemos. Pagal Tibeto mediciną beveik visos ligos yra nuo nesuvirškinto maisto. O ką nedaro nesuvirškintas maistas? Eina toksinais į žarnyną, ten jisai stringa, klijuojasi, aplimpa sieneles, su tuo visų procesu sulimpa negatyvios emocijos ir žmogaus va ta pasąmonė trombuojasi ir kai žmogus nejaučia, nepažįsta savęs, nepradeda tos visos vibracijos, tai yra viduj, jos laiką vibruoja ir jos pradeda kapoti, pradeda naikinti mūsų ląstelių gyvybingumą ir tai pradeda reikštis lygomis įvairiose kūno vietose. Taip. Sveikas žarnynas taip atrodo ir pas tradicinį paprastą žmogų, tokį paėmus, ten va taip viskas nudžiūvę, žarnynai. Kai žarnynas užterštas, toksinai patenka į kraują, o kraują valo kepenys. Kai žarnynas užterštas, toksinai patenka į kraują, kraują taip pat valo ir inkstai. Oda, šalinimo organas. Jis stengiasi pašalinti toksinus, kurie jau yra kraujyje, kurių nebeperdirba nei inkstai, nei kepenys. Taip, jeigu norim sveikos odos gražios, reikia valyti žarnyną. Tuos visus atsiminimus. Kodėl užsiteršia žarnynas mūsų? Va čia, ar vamzdis, ar žarnynas, tai yra tas pats. Pažiūrėk, kaip atrodo paprastas vamzdis. Taip, ir mes geriam. Ir mūsų žarnynas jisai ten yra žarnoje jau apaugusi kita žarna su savo paveiksliukais ir atsiminimais iš toksinų. Dar viena žarna, 30 metais, 40 metais, jeigu jis nieko nedarė su savo žarnynu, ten taip atrodo žarnynas, 100%. Taip, maistas, toks beleka, žmogus cukrų tenai su hamburgeriu cukrų valgo ir ten tiesiog viskas sulimpa. Dėl to, kad daug nerimo, daug streso, didelis srautas negatyvių vaizdinių iš praeities, iš gyvenimo, nusivylimo gyvenimu, nepatenkinti lūkesčiai
Suprantat, jeigu mes įsiskaudam ant žmogaus, ar ant situacijos, ar ant savęs pykstam, ir jeigu mes neišgydėm tos situacijos, jos nesuvokiam, nepaleidom visiškai, jinai visą laiką mumise gyvena, mūsų kūne, ir vibruoja savo vibracijas. Visą laiką situacija niekada niekur nedingo. Niekada niekur nedingo. Cukraus, šokolado poreikis, mėgimas saldumynų, saldžiai. Reiškia, pas žmogų yra parazitų kūne labai daug. Taip, ir juos reikia valyti. Ne žmogus nori saldumynų, o parazitai nori saldumynų, cukraus, maisto. Taigi, kad duot kažkokį tai patarimą, nes mes jau einame į pabaigą. Mano tokių gilia patirtim, kadangi daug metų su daug žmonių komunikuoju, bendrauju iš medicinos ir pats esu toksai praktikas medicinos Tibeto, Ajurvedos, daug metų domiuosi, pažįstamų, kolegų, draugų, mokytojų iš medicinos pusės turiu ir Tibeto medicinos, ir Ajurvedos, žodžiu, jogų daug pažįstu, kurie valosi žarnynus, sveikuolių daug pažįstu, daug metų tame verdu. Ir šiai dienai iš tikrųjų vienas tokių geriausių dalykų, mano tokia patirtim, kas bet yra, tai yra, toksai yra kolovada. Kolovada, tai žarnyno valymas su tokiu moliu. Ten, žodžiu, yra visa programa, kolovada įvesis, žarnyno valymas su moliu, kolovada. Berods jo prekiauja, kaip dabar pasakyti, kaip ta firma, Coral Club. Taip, Koralinis klubas. Taip, koralinis klubas. Tai va, ir jeigu, sakykime, žmogui yra kokie 35 metai, ir jeigu jis iki tol nesidarė tokių gilių, nes tai yra pats giliausias žarnyno valymas, koks jis gali būti. Tai yra su tuo. Tai nuo ko reikėtų pradėti tą savo sveiką gyvenimo būdą, kad daryti prevenciją lygoms, išsivaduoti iš streso, iš tų baimių, kurie yra nusėdę mūsų pasąmonėje, tos nepaleistos meilės, nusivylimai kažkokie tai, kad nes mes esame laimingi iš tikrųjų natūraliai patys iš savęs. Vaikai laimingi patys iš savęs. Ir vaikas iš tikrųjų niekur nedingo. Jisai apaugo toksinais, apaugo negatyviomis mintimis, negatyviais vaizdiniais ir mes pradame ieškoti laimės išorėje. Per visokiausias sąmonės ir nesąmonės. Tai jeigu tai paėmus taip statistiškai, kokį 35 metų žmogų, reikėtų iš esmės kokius praeiti 3-4 valymus su kolovada, kas kelis mėnesius. Ir iššluoti visą tą dumblą. O paskui, pavyzdžiui, kartą metuose, kartą į sezoną ar 2 kartus į metus, tokį žarnyno valymą pasidaryti, tai palaikyti. Egzemos, odos lygos, ten viskas išsišluoja praktiškai. Bet vienas kartas, jeigu žmogus jau 30 keli metai ar 40, ir jeigu iki tol nedarė rimto žarnyno valymo, tokio giluminio, ne tai, kad ten kažkokį pagėrė arbatėlių, ar tenais kažką ten truputį paviduriavo. Ne, iš tikrųjų, taip pat su dieta, su badavimu, su tokiu iš tikrųjų išpurtimu viso žarnyno, jeigu jis iki to laiko nedarė, reikėtų ne su vienu pradėti, o vieną padaryti, po mėnesio, po 2, 2, 3 ir išsišluoti, ir tas žmogus pradės natūraliai kitaip jaustis, kitaip mąstyti, kitaip jausti. Nes žarnynas vadinasi antros smegenys. Tai yra mūsų emocinis intelektas, galima sakyti, yra žarnynas. Ir natūraliai tada išsišluoja tie vaizdiniai, baimės, viskas su tuo žarnynu, ką jisai išlupa, tas visas seneles nugramdydamas, tenais eina kartu ir vaizdiniai pilasi, ir atsiminimai, ir atsimenu, kaip dariau gal 2 valymą žarnyno. Tasme, aš pradėjau sapnuoti iš mokyklos viską. Reiškia, ta kolovada, nors aš darydavau pranajamą, daug metų darydavau pranajamas, beveik kiekvieną dieną. Aš galvoju, ten pas mane viskas išpurta, išvalyta. Bet kai pradėjau žarnyno valymus daryti šitus profesionalius, pamačiau, kad ten daug dar buvo prilipę. Ir, pavyzdžiui, tik tai po 2 valymo aš dalupau
nuo žarnyno tokį sluoksnį, per kurį tada kelias savaitės labai intensyviai sapnuodavau vaizdinius, reiškia, tai buvo periodas iš paauglystės, kai mokykloje mokiausi. Klasiokai atsiminimai, kažkokios muštynės, mergaitės, damos, mokytojai problemos, kažkokie stresai, ten namuose reikalai, bet būtent iš to paauglystės periodo. Tik tai per antrą nusilubo tas sluoksnis. Nors jau buvau, atrodo, tenai išsivalęs liktai iki, bet žarnynas jisai tenais neįtikėtinas dalykas, ten jisai gan stipriai pas mus yra apaugęs. Tai nuo tokios rekomendacijos, kad palikti vietos kažkokios tai ne tik tai su įžvalgom, kaip čia viskas susidaro, o palikti ir su kažkokiam nuorodom, kokias rekomendacijas daryti taip, su savo kūnu, su savo protu, su savo sąmonės rautu. Tai jeigu dar taip per psichosomatiką trumpai prasijėjus, tai pavyzdžiui, kai rankose jau problemos atsiranda, reiškia, mikrouždegimai, pavyzdžiui, sąnariuose. Tai reiškia, koksai sąmonės rautas, kas mūsų protė darosi pasąmoniniam lygmenį. Reiškia, mes jaučiamės, kad mums trūksta erdvės gyventi, kad mums trūksta erdvės galimybių laisvai veikti. Jaučiame baimę užstrigti, nepasitikim savim, kažko mes nedarom, reiškia. Reiškia, va tokios mintis, vaizdiniai, kažko mes norim ir kažko nedarom. Kerta per alkūnės. Kojas, per kojas kerta, kažkas negerai su kojom, su sąnariais, su keliais galbūt, su rūmenimis kojų. Baimė eiti, veikti, neužtikrintumas dėl ateities, neryžtingumas dėl galimų klaidų, pasitikėjimo pasauliu trūkumas. Taip, ir visokiausi tokie dalykai, atitinkamos mintis kaupiasi atitinkamose kūno vietose. Jos vibruoja ir tada kažką daro su mūsų raumenynu, su mūsų ląstelėmis, su mūsų sąnariais, su mūsų kraujotaka ir ten pradeda po truputį problemus. Bet viso to pagrindas yra vaizdiniai mūsų pasąmonėje, jų srautas. Ir didžioji dalis to negatyvaus srauto, kuris pilasi į mūsų pasąmonės srautą, didžioji dalis yra be abejonės žarnyne ir pilvo apačioj, žarnyne, toj zonai. Apie psichosomatiką rekomenduojama literatūra, tai yra Hildegardos Bingenietės dvasiniai vaistai. Čia turiu. Mūsų kolektyvas ją labdaros fondas išleido. Matosi. Čia yra irgi tokia ir dvasinė, ir psichosomatinė, ir psichologinė, ir apie ydas, apie ląstelės, apie daktaro Strelhovo pakomentuotą biomedicinos daktaro šitai tokie šventraščiai gydytojos šventosios Hildegardos, tokios krikščionių, kaip slanksteliai, nervai, organai susiję, per kokią emociją negatyvę. Tas fantastiška knyga, neįkainojama knyga. Tai ją mes esame išleidę, ją galime dar įsigyti, dar tiražas nepasibaigęs. Ir kita labai gera psichosomatikos enciklopedija Tavo kūnas sako mylėk save. Praktiškai šitos dvi knygos neleidžia žmogui nematyti savo vidinių nesąmonių. Šitos knygos neleidžia žmogui nematyti savo vidinių nesąmonių. Nes jeigu atsiranda kūne kažkokia problema, jisai paskaito, pamasto ir supranta, kad taip, matau savo sąmonės raute yra šitų norų, šitų emocijų, šitų vaizdinių. Ir tas žmogus gali imtis ir harmonizuoti savo gyvenimą, savo aplinką, savo vibracijas ir gyventi harmoningesnį, sėkmingesnį gyvenimą, prasmingesnį. Ne tokį destruktyvų savo ir aplinkos atžvilgiu. Nes jei laimingi mes viduj, mes patys laimingi, mes negalim būti blogi žmonės aplinkai. Negerus dalykus daro tada, kai žmogus labai negerai jaučiasi viduj. Mūsų toks lengvas pasivaikščiojimas po lygų pasaulį baigtas. Jeigu yra klausimų, dabar jums pats laikas. Ačiū visų pirma, Martynai, ir aš norėčiau paklausti, tai aš kaip suprantu, tas
apatinių čakrų išvalymas yra žarnyno išvalymas? Ar gali Iš būti... dalies, taip. Tiesiog jeigu mes išvalysime žarnyną, jeigu taip kalbėti joginiais terminais, dalis ir didelė dalis negatyvo esančio čakrose irgi išsivalys, išsilaisvins. Mes galime dirbti su čakra, tenais su mineralu, su vizualizacija, su kvėpavimu, bet mes sunkiai ir per ilgai keliausim iki fizinio lygmens. Bet jeigu mes per fizinį lygmenį prieisim, čakra natūraliai išsilaisvins. Čakra mes turime kaip tam tikras psichinis centras, atsakingas už tam tikras psichinės charakteristikas žmogaus. Reiškia, jeigu mes galim dirbti su charakteriu, su spalva, su čakra ir keisti žmogaus kažkokį charakterį, bet o kodėl jis vis tiek yra negatyvus žmogus? Nes jo fiziniam lygmenį yra ten tiesiog suaugę, sukalkėję, sukietėję, jau tokie psichofiziniai, emociniai dariniai. Ir jeigu mes einam, tarkim, per žarnyno valymą, mes einam tokiu grubiausiu būdu, bet ir greičiausiai pašalinam visas tas apnašas. Ir ta natūraliai žmogus būsena, psichika pasitaiso, o tai, galima sakyti, lygybės ženklas su tam tikra čakra, su kažkurios čakros charakteristika. Supratau, o fizinis aktyvumas tai gali prisidėti? Tai čia visi jau aišku tokie dalykai, teisinga mityba, aktyvumas fizinis, tokie dalykai čia jau kas be ko. Mes dabar kalbėjome apie tokius šaknis, tokius esmę. Ydos, došos, taip, toksinai, liga, žarnynas, tokie esmiški dalykai. O visi kiti geri dalykai, išsimiegojimas, judėjimas, fizinis aktyvumas, mityba harmoninga, nepersivalgymas, cukraus nenorėjimas natūralus. Tramdyti save nevalgyti cukraus nėra pats išmintingiausias kelias. Nes galima norėti ir savo neleisti. Tai yra kvaila. Reikia rasti priežastį, pačią šaknį ištraukti ir mes natūraliai nenorėsim cukraus perdėtai valgyti. Mes natūraliai jausime saiką, mes natūraliai jausime, kiek yra tinka mano kūnui. Bet kai mes kažkada senai nuėjome nuo harmonijos pojūčio, žinot, kai yra toksai posakis lietuviškas, šuo ir kariamas pripranta. Ir mes pradedam tai, kas neteisinga, neharmoninga, laikyti, kad tai yra norma. Ir jeigu mes, tarkim, pašalinam iš kūno parazitus, pravalome žarnyną, mes natūraliai pradedam vėl jausti, koks maistas yra skanus, koks yra teisingas, koks neteisingas, kokį gerai virškina, kokį blogai virškina. Mes pradedam vėl jausti, nes mumis yra tas savireguliacijos mechanizmas. Turime pajausti save. Būtinai. Būtinai. Nes daugumą praradę esame save, tai taip, tai turime sugrįžti ir pajausti. Taip, ir mes suprantat, mes žmonės negalim per ilgai būti savęs praradę. Mums ten tiek bloga save prarasti, mes visais būdais stengiamės į save sugrįžti. Mes negalim gyventi save išdavę. Nei vienas žmogus nėra laimingas save išdavęs. Ir mes visi visokiausiais būdais bandome kažkaip tai sugrįžti tą harmoniją. Ir tiesiog reikia daryti tai profesionaliai. Tai šitokį pjūvį, kaip mes paimėm, yra vienas iš tokių meistriškų būdų, kaip trumpiausių, greičiausių kelių padaryti giluminį patvarkymą savo tokio psichikos, fizikos, dvasios truputį. Ačiū, man tai tikrai buvo labai įdomu, aš tikiuosi ir klausytojams kitom. Matau, kad klausimų kaip ir nėra, gal viskas buvo labai aišku. Šis kolektyvas toks labai jau ramus. Ramus, taip, gal reikia su savim pabūti, suprasti visą informaciją ir padaryti išvadas. Ačiū. Suprantu, kad pjūvis labai gilus, esmiškas, gal ir nelabai kas taip Lietuvoje papasakos taip trumpai esmiškai, bet taip yra. Iš tikrųjų taip yra ir kitaip nebus. Tai aš netgi beje, su to Coral Club, aš esu, kai buvau vaikystėje, irgi esu tyrusis ir tos parazitus ir aš žinojau apie juos, o kiti kaip ir gal ir netiki tuom, kad tie parazitai pas mus yra.
Bet jie yra ir juos reikia šalinti, tai manau, kuo anksčiau pradėsi, tuo bus geriau. Aišku, man dar iki 35 metų dar yra laiko, bet turbūt dabar tas amžius vis artėja vis žemiau ir žemiau, nes mes visi skubam, mes visi, žodžiu, bėgam kažkur ir turbūt turim tų problemų, bet jo, jas reikia visas gilintis ir spręsti. Tai man labai džiugu, kad Martynai mums taip parodė iš gilios esmės, kaip tai turi, kaip tai atrodo ir kaip tai galima išspręsti. Tai labai džiugu. Ačiū. Sėkmės jums ir sėkmės geruose darbuose su jūsų kolektyvu, damoms ir žydėkit, klestėkit, būkit sveikos ir gražinkit pasaulį. Moteris yra daugiau negu pusė pasaulio grožio. Ačiū, Martynai, ačiū už gražius žodžius. Gražaus vakaro. Visą. Visą gražaus.